Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT komandos ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia instaliuoti Windows 7. Taigi tikriausiai žinote, kaip pasileisti Windows 7 arba kaip susikurti flashinį USB raktą. Pirmame instaliacijos lange reikės susikonfigūruoti savo kalbos ir šalies nustatymus. Taigi kalbos keisti neina. Kitas nustatymas šalis, tai ir bus valiutos ir laiko nustatymas, ir klaviatūrą taip pat paliekame lietuviškai. Spaudžiame Next ir Install Now. Prasideda instaliacija. Šiame lange sutinkame su Microsoft sąlygomis ir taisyklėmis. Spaudžiame Next. Kadangi mes norime daryti švarią instaliaciją, pasirinkame Custom. Dabar matome šiame lange savo kietuosius diskus. Taigi pasirinkame kietąjį diską ir galime spausti Next arba galime pasirinkti savo kietąjį diską ir jį suskaldyti. Spaudžiame ant Drive Options ir pasirinkame New. Įrašome naujos particijos dydį, tarkim 15 GB ir spaudžiame Apply. Tiesiog spaudžiame OK šiame lange. Pirma particija yra sistemos rezervuota, antra particija yra mūsų sukurta ir trečia yra neišnaudota vieta. Taigi iš šios neišnaudotos vietos taip pat galime susikurti naują particiją. Pažymime particiją ir spaudžiame New. Ir tiesiog spaudžiame Apply. Taigi mūsų kietasis diskas padalintas. Kaip matote, jeigu aš pažymiu particiją 3, kuri yra tik tai 5 GB dydžio, aš negaliu instaliuoti Windows. Negaliu paspausti ant Next mygtuko. Ir minimalūs reikalavimai matome 8,5 GB laisvos vietos kietajame diske turi būti. Taigi pasirinkame antrąją particiją. Matome, nėra jokių įspėjimų ir spaudžiame Next. Vyksta failų kopijavimas. Po to, kai visi failai buvo nukopijuoti ir suinstaliuoti, Windows'ai persikraus keletą kartų. Ir šiame sekančiame lange mums reikia įvesti savo vardą ir kompiuterio vardą. Taigi, vardas Klauskite LT ir paliekame kompiuterio vardą, tiesiog Klauskite LT /PC. Spaudžiame Next. Pasvardas. Jeigu nenorime jo galime nesikurti, spaudžiame tiesiog Next. Ir produkto raktas. Šį žingsnį galime praleisti ir spausti Skip ir įvesti produkto raktą vėliau. Windows ugnesinės langas, tiesiog naudosime rekomenduojamus nustatymus, spaudžiame Use Recommended Settings. Matome, laiko juosta jau yra nustatyta teisingai. Šiame lange nieko keisti nereikia, spaudžiame Next. Ir užbaigiama Windows 7 instaliacija. Štai mūsų pirmas Windows 7 langas ir ruošiamas mūsų darbalaukis. Štai ir viskas, mūsų Windows 7 operacinė sistema yra paruošta darbui. Tikiuosi, kad ši pamokėlė buvo jums naudinga. Savo klausimus visada galite palikti komentaruose, nepamirškite paspausti like ir subscribe. Iki.